Įdomu, vat, pavyzdžiui, ką jūs galvojat apie paauglės, mergaitės, paauglius vaikinus, kurie irgi, nemėgsta plauti galvos, mėgsta didelius plaukus dabar, ką jiem reikėtų siūlyti tokiu atveju? Aš manau, kad šiaip stilius dabar yra toks labai, kur kėdai gali būti nešvarus, tu atrodysi kietas, džinsai suplėšyti, murzini, tu atrodysi kietas, nes garsiausi brandai kuria tokius drabužius ir jie neša tą pavyzdį pas mus, o mūsų jaunimas dabar yra TikToko eroj, Instagramo eroj. Snapchatas, ten jie dalinasi, žiūri ir jie mato pasaulį daug plačiau negu, pavyzdžiui, mano tėvai tam matydavo seniau. Tai jie ir daug keliauja, nes tėvai išsiveža ir jie mato, kaip jaunimas ten vaikšto. Dėl ko labai džiaugiuosi, tai apsipirkinėja dėvėtų drabužių parduotuvėse, kas yra taupoma ir neišeikvojama tiek daug, nežinau.